Mamai sunkiau buvo su tėčiu. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Širdingai sveikinu visus čia susirinkusius, ypač jūs gerbėmieji tėvai. Ir jūs savo dukrytę iš gyvybės davėjo Dievo gavote kaip brangiausią dovaną. Krikštas suteiks jai naują dievišką gyvybę. Aš linkiu, kad savo dukrytę visą laiką galėtumėte džiaugtis. Todėl klausiu jūs gerbėmieji tėvai, kokį vardą išrinkote savo dukrytei? Emilija. Ko prašote Emilija iš Dievo bažnyčios? Krikšto. Ar jūs, gerbėmieji tėvai, žinote, kad prašydami savo dukrytei krikšto prisimate ir pareigą išauklėti ją tikinčią, kaip liepia Dievas ir bažnyčia? Žino šitą. O jūs, gerbėmieji tėvai, krikšto tėvai, esate pasirengę savo krikštadukrą globoti ir padėti tėvams ją tikinčią išauklėti? Emilija, krikščionių bendruomenė su džiaugsmu sutinka tave. Jos vardu žymiu tave kryžiaus ženklu ir linkiu, kad tapusi krikščionė niekada šio ženklo nepaniekintum. Netrukus tavo tėvai ir krikštatėviai pažymės tave tuo pačiu kryžiaus ženklu. Dabar laiminsim, Emilija. Aš pirmas su dešinės rankos nykščiu ant kaktos kryžiaus ženklu. Pirmą kartą man buvo juokingo, dabar jau nesijuoksiu. Tėvelį laiminu, palaiminti, taip kaip aš laiminu. Mamytė palaimino? Gerai. Ir dabar krikšto tėvelį palaimino. Šią krikščinamąją krikštų atgimdyti ir į šventąją bažnyčią priimti teikis. Prašom tave viešpatie. Tegu krikštų ir sutvirtinimu ji tampa ištikima Kristaus mokinė ir jo Evangelijos liudytoja. Prašom tave viešpatie. Šventoji Marija Dievo motina, melski už mus. Šventasis Juozapai, melski už mus. Šventasis Petrai ir Pauliau, šventasis Kazimierai, šventoji šio kūdikio globėja, visi Dievo šventieji ir šventosios, melskite už mus. Dabar bus skaitoma vadinama mažojo klausimo malda, kada Emilija bus atleistas rytoj nuodėmė. Visagali amžinasis Dieve, tu atsiuntei pasaulį savo sūnų, kad sunaikintų mumyse piktosios dvasios galybę ir iš tamsybių išvaduotų žmonės, nuvestų į tavo nuostabę šviesos karalystę. Išvaduok dabar šį vaikutį iš gimtosios nuodėmės pančių ir padaryk ją didybę šventove, kad joje gyventų šventoji dvasia, nuolankiai prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Brangus tėvai ir krikštatėvė, jūs atsivedėte į bažnyčią savo brangę dukrytę ir krikštinamąją, kad krikšto vandens nuplovimu ir šventosios dvasios veikimu iš mūsų mylinčių dangaus tėvų gaut naują dievišką gyvybę. Jūsų pareiga, tėvų ir krikštatėvių, išauklėti ją tikinčią, kad ta dieviškoji malonė nebūtų nuodėmių žalojama, o nuolat augtų ir stiprėtų. Taigi pasiryžę atlikti šią garbingą pareigą, prisiminkite ir savo krikštą bei krikštinamosios vardu, atsižadėkite nuodėmės ir išpažinkite Jėzaus Kristaus tikėjimą, kuris skelbia bažnyčią ir kuri gaus krikštinamoji. Todėl klausiu tėvų ir krikštatėvių. Ar atsiždė piktosios dvasios? Ar atsiždė visų jos darbų? Ar atsiždė visų jos vilionių? Ar tikite visagalį Dievą Tėvą, dangaus ir žemės sutvėrėją? Ar tikite Jėzų Kristų vienatinį jo sūnų, mūsų viešpatį, kuris gimė iš mergelės Marijos, buvo nukankintas ir palaidotas, prisikėlė iš numirusių ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje?
Ar tikite į šventąją dvasią, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą? Taip tiki katalikų bažnyčia, taip mes tikime ir garbiname mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Ar norite, kad Emilija būtų pakrikštyta tuo bažnyčios krikštu, kurį ką tik išpažinome? Norime. Emilija, aš tave krikštiju vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Ar neskaudėjo? Emilija, visagalis Dievas, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, vandens nuplovimu ir Šventosios Dvasios galia išvadavo tave iš nuodėmės ir atgimdė naujam malonės gyvenimui. Tegu jis dabar tave patepa išganimo aliejumi, kad įsijungus jo tautą dalyvautum Kristaus kunigystėje, liudytum jį pasauliui, plėstum jo karalystę ir užsitarnautum amžinąjį gyvenimą. Pasakyk man, mamytė, dažas ir ne. Aš tą irgi padažysiu, kad prašyk, tai gerai? Aš irgi padažysiu, kad prašyk. Nu, iškart gražesnė. Wow. Emilija, krikštu tapai naujų Dievo kūrinių panašių į Kristų. Šis baltas drabužis, kurį tau įteiks krikšto tėvai. Tebu ženklas tavo nepaprasto išaukštinimo ir nekaltumo, tavo artimieji te moko tave žodžiu, te skatina gražių pavyzdžių, kad nekalta ir šventa laimėtum amžinąjį gyvenimą. Deganti žvakė te primena tau Kristų mūsų šviesą. Jums tėvai ir krikštatėviai pavedu globoti tikėjimo šviesą šiame vaikutyje. Dabar jau jūs rūpinkitės, kad į Kristaus tikėjimo apšviesta nuolat gyventų kaip šviesos vaikas ir tvirtai tikėdama būtų verta Dievo ir šventųjų draugystės. Gerbiami tėvė ir motina, jūs atsivedėte bažnyčią savo brangę dukrytę ir prašėte ją pakrikštyti. Krikštas padarė ją Dievo vaikų ir dangaus paveldėto. Jūsų pareiga ją tokia ir išauklėti. Tad ar pažadate pakrikštyti auklėti taip, kad ji mylėtų Dievą ir žmonės? Imkite savo dukrytę, užauginkite jau dabar Dievo vaiką, užauginkite ją tokią gerą, kad ji būtų ir Dievui garbė ir žmonėm džiaugsmas. Tu, tėve, imdamas savo dukrą, nepamiršk, kad reikės jai ne vien tik duonos, bet ir tavo meilės bei gražaus tikėjimo pavyzdžio. Pažiūrėk, kas čia po čia baigsis. Eisi pas tėtę? Ar neisi? Stoj. Gerai. O tu, motina, imk šią žvakę, įteikit mamai žvakę. O tu, motina, imk šią žvakę ir nepamiršk, kad ją savo vaikui turėsi įteikti pirmos komunijos dieną. O jūs, kurie esate pakrikštyti, apsivilkote Kristumi. Gerbėmieji, Emilija krikštu tapo naujų žmogumi tikrų Dievo vaikų. Vėliau jį kaip augs Dievą vadins savo tėvų ir dalyvaus Kristaus aukos puotoje. Priims Kristų į savo širdį. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleis mūsų gundyti. Sakramentas, gerbėmieji, tai yra kaip gyvenimas, mat į vyresnius kreipiuosi. Taip greitai prabėga, atrodo, čia gražu visą, bet jau jisai baigėsi. Išleisdamas iš bažnytėlės noriu pirmiausiai pasveikinti tėvelius su tokia gražia dangaus dovana, kurią jums davė Dievulis. Ir tai vadinasi tėvystės dovana, motinystės dovana. Džiaukitės tuo kiekvieną akimirką, dalinkitės tarpusavyje dabar meilę, namų šilumą, dėmesio. Ir kągi, kaip maldoje, užauginkite ją tokią gerą, kad jinai būtų ir Dievui garbė, ir jums džiaugsmas. Sveikinu krikštatėvius su naujom pareigom. Taip, jūs esate krikštatėviai, bet būsite tikrais krikštatėviais, kai Emilija jūs tokius pripažins. Nes daugelis iš mūsų turėjom tik tai krikštatėvius ant popieriaus ir jokio ryšio nebuvo. Tai vadinasi popieriniai. Nebūkit tokiais, reikės laiko, reikės... Broliai, seserys. Taigi pirmiausiai palaiminimas mamai.
Visagali viešpatie Dieve, tu per savo sūnų gimusi iš mergelės Marijos duodi krikščionims motinom džiugę viltį regėti savo vaikus amžinai laimingus. Palaimink čia tavo duotų vaikučių besidžiaugiančią motiną ir suteik malonę, kad su visais savo vaikais visuomet tau dėkotų per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Palaiminimas tėčiai. Visagali viešpatie Dieve, iš tavo rankų mes gauname savo žemiškąją būtį ir dangaus gyvenimą. Palaimink prašome per Kristų mūsų viešpatį kūdikio tėvą, kad iš vien su šio vaikučio motina žodžiu ir elgesiu rodytų jam gražų tikėjimo pavyzdį. Te laimina jūs visagalis Dievas, tėvas ir sūnus. Dabar gali, Emilija, dabar žvakutę gali užpūsti. Nori pūsti? O, dabar tėvelį ir pristatė. Ana, balionai. Balionai. Balionai.